nusiramink. Tu nusiramink. Nu, tai davai ištrinkime. Ne, skalbėk. Sveiki vėl sugrįžę. Sveiki sugrįžę. Gerai, šiandienas plans. Na, tai dabar varysim į sendaikčius, apžiūrėsim sendaikčius ir tada varysim ragauti daniško maisto. Danišką maistą nesąmonių, ten kaip rauginti agurkai, salotų pavidalė, remoledą. Nu, visokių, tokių, nes jie turi tokių visokių ten bulvių mišrainių. Nu, bulvių mišrainių dar esame ragavę, dar. Taip, ir labai daug buvo, nedaug komentarų buvo, kad papasakoti apie save. Nes labai daug kas atėjo iš YouTube, o ne iš kokio TikToką ar Instagramą. Tai kažkiek irgi pakalbėsim, kas čia mes tokie esam. Tai varom į tuos sendaikčius. Gal reikia nupirkti, parvešim kažkam, kas pakomentuos. Danielio, aš jau žinau, ko aš noriu dovanų. Matai? Geras. Visokių nesąmonių pilna. Čia tiesiog mažo mergaitėm į virtuvę. Aš tai nežinau, čia pilna visokių su Hello Kitty, su tais melenais dinozaurais, nežinau kaip jie vadina. Tiek, aš žinau, tipo, susidėti kokiam servetėlėm ar kažkom. Fainai. Žiūrėk. Žodžiu, kušiu. Prūžiuks. Bet neveikia. Ai, bateriją gal reikia sėdėti. Gerai, kad čia turim PlayStation 4. Kaina sunkiai matos. 395. 395 ir čia dar irgi kažkus. Čia Wii. Wii. Su pulteliais, su visku. Aš esu turėjus tokį. Ir irgi kainuoja 325. Bet čia jau 4 metai, ne toj pačioj vietoj. Va, iš karto užkliuvo už akies. Jungtuks toksai. Lempa. Va, čia Norfeis'o striukytę matom. 705 kronų. Nežinau, reiks užrašyti gal. Nu, žodžiu, bet tokia biški purvina. Nu, gal išsipauti normaliai. Vienu žodžiu, žmonės gali ateiti, tiesiog ateina, padeda savo daiktus, užrašo kainas, va, užklijuoja su lipdukais ir viskas. Nu, kažkaip taip vyksta, aš kaip suprantu. Man matom Adidas batukus naujus. Bet čia tokie, man žinai, kaip baulingui žaisti. Kai būna tie tokie baulinginiai batai. Aš tie pasiėmiau šitą, labai mielas. Ir pasiėmiau tą pigesnį, nes jisai neturi tos kažkokios apyrankės ar kažko ir viskas. Tai 26 kronos, tai nežinau, kiek čia bus. Čia irgi dabar škurliui radom, tai čia Bosa, Hilfigerė, Jack Jonesai, bet man taip atrodo, kad čia bus turkiški tie. Nes, taip pigiai negali būti, ne. Ir etiketės tikrai netokios. Aš žinau, šis nieko nėra parašyta ant jų. Kelnės irgi. Mažas šansas, kad čia originalai. Niekad nepraleidžiu progos pro tą dėžę praeiti. Nes čia visokių firminių mašinikų yra. Nu, ne firminių, bet su pavadinimas. Korvetės visokios. Ir aš jau visus, Lamborghini. Ir aš visus bambalius esu išrinkęs. Beliai kiek iš čia buvau pasimęs. Koks čia? Ferraris. Viperis. Čia toks mirties kapsulė. Senovinės. Ir nei vieną bambaliuką nebėra. Bet visą laiką nepraleidžiu progos pasikapstyti, o gal dar vienas atsirado. Kas čia toks? Irgi mirties kapsulė. Matarinkas. Aš čia jaučiu vienintelis toks besu, kuris kolekcionuoju, o jeigu pamatėt kažkokį, man parašykit, gal parvešiu. Nieko nerandam. Nu, jau kalėdos prasideda. Tai kokie gražus. Aha, aš galvoju, kad čia metaliniai. Ne, čia rankų darbo gal ne. Čia tokios jokie žmonės atneša visokių lėkščių. Pažiūrėkit, kokias gražumą.
Gerai atrodo. Čia toksai kaip turkų gal netgi. Nu, bet ten žodžiu gerai atrodo. Tokio dydžio batai. Normaliai. Kelindačių gaunas išmaro. Tu saučiu, pažiūrėk su mane. Tu savo kūkščia milžins. Pala, kokia čia išmara. Man atrodo, kem 7. Ai, ne, kem 8,5. Eurų kem 8,5. Nu, nematys, bet normaliai. Mano tik 3,6. Tu filmuoji? Va, čia kokia Lego diduma. 2850 kronų, tai čia gaunas. Čiut ne 400, ne, gal 400, 200, tai virš 300. Bet tokio aš norėčiau sudėlioti irgi. Pankai. Mušiukai. Gal reiktų kokį pasimti mašiną pasidėti po talismaną. Šis geras. Nu, bet čia toks. Nu, negatyvus. Gal kažkur kitur turėtų būti didesnį. Oi, čia aš. Čia patiko. Gerai, čia užteks ir galim važiuoti čia. Atsibodavau vaikščioti 15 kartų, perėm tas pačias nesąmonės. Gerai, viskas, mes jau čia pasivaikščiom, nusipirkom tik tais. Milvydė labai norėjo, čia gaunas atidarytaus, bet toks labai mielas. Tai va, sumokėjom 26, nežinau, virš 3 eurų. Tai va, tai tiek. Ir tada varom į parduotuvę apsipirktų nesąmonių daniškų. Tai tipo, taip, piuk. Kaip mane nervina tuos prekybcentrius važiuoti sekmadieniais. Kai blogs oras, vėjuota, nėra kur mašinas pastatyti. O aš esu toks tinginys, kad tikrai nenoriu toliau eiti. Šiaip tavo pagerėjo oras. Na, biškai pagerėjo oras, bet vis tiek fui. Vėjuota labai. Ir nėra kur mašinas pastatyti. Radau. Pasiimam, žodžiu, tos sūrio baby belus vadinamus. Lietuvai, kiek mačiau, yra raudoni. Čia yra ir juodi, ir fioletiniai, ir žali dar kažkokie, bet dabar pabandysim juodus. Aš nežinau, žiūrėsim. Na, dabar varom žiūrėti, yra kažkokia kaip šalta kava ar kažkas tokio tuose pakuotėse. Bet čia, pala. Čia dabar yra tik, man atrodo, kakava. Aš noriu tos šaltos latte, mačiau, kur buvo. Žiūrėk, čia yra, man atrodo, tipo šalta kava ir va tokiam, kaip sultis. Tetrapakas. Nu, vienu žodžiu supratot mane. Tai va, tiem prie silkiaus. Ir čia kiek esam valgę silkės, Ana būn visą laiką vien tik saldė. Čia tas yra garstyčių, man atrodo, padažė. Tai nelabai gal. Garstyčių? A, garstyčių, ne. Gerai, garstyčių ir paskui... Palauk. Ne, tas labiau garstyčių yra. Ne, čia karis. Kariai. Bet man atrodo, imsim su garstyčiom. Ir kitas, nors visas yra saldžias, tokias kaip Lietuvai suresnės nėra buvę. Ir čia yra vynė. Čia su vynu yra. Man GBT bent jau taip sakė. Tai va, ragausim su garstyčiom, pažiūrėsim, kaip bus. Nežinau, ar čia grinai daniškas toks yra marinatas ar koks, bet mums toks yra neįprastesnis, tai pabandysim. Va, tokia fanta, bet čia nedaniška, tai mes nepirksim. Va, šitą į kadrą nekelsim. Šito irgi. Jokauju. Mano žodžiu, čia yra daniškas remoladas, kaip padažas šiaurį yra neskanus. Mes esam netyčia jį nusipirkę, tai mums labai nepatika, tai mes jo nebandysim gal geriau ir nemanau, kad kažkam gal patinka. Nežinau, gal danam patinka. Šiaip palei viską čia yra agurkų mišrainė, agurkų salotas kartu su burokėliais. Čia, man atrodo, yra specialus kažkoks. Nelabai skaniai atrodo, bet aš žinau, ką rytoj ryte veiksiu. Čia danai labai mėgsta anyžinių saldainius. Tai bandysim, mes nemėgstam anyžinių, bet galbūt patiks. Ir čia yra kažkaip pavadinimo laktica. Tai aš nežinau, čia guminukai, čia šokoladas ar kažkiek. Nu, bet bandysim. Begausiu. Čia yra, čia pagamintas į parduotuvį, tai čia pica su bulvėm. Ir dar kažkokiu. Ir dar kažkokiu padažu.
Nu nežinau, ar čia tokias picas yra picas, jaučiu italas apsivemtų. Mes nesenai išmokom tik tais naudoti savitarnom. Visą laiką įdavom į kasą, bet čia daug paprasčiau dabar. O čia reiks patvirtinimą. Ne, čia nereik, čia gali pirkti. Nuo 16, man atrodo. Tai va, pabaigsim ir eisim. Nu, dabar reikia nusiskanuoti, kad išeiti, aišku, bet čekė niekam neišeisi. Tai būtinai reikia čekės laiką pasimti ir nepamiršti, kaip sakant. Mes jau iš parduotuvės ir sumokėjom eurais gavos 19,27 už visą, ką matėt. Ir dabar neradom dar bulbių mišrainės, saloto ar mišrainės su majonezu ir svagūnais. Tai važiuojam į kitą parduotuvę ir nenusipirkom dar vienkartinių šakučių. Mūsų pirštais nevalgysim. Tai važiuojam iki kitos parduotuvės ir tada jau bandysim ragauti. Šakutės, vienkartinės, ekologiškas kažkokios. Ir čia ta mišrainė garsiuoja. Tai žinau, kad yra skani. Kad jie laiks ragauti man tos visus dalykus. Ne, ką ragaujam? Gal pirmą nuo saldų pasiliekam. Paimkim iš kartą gal silkę. Nu, gerai. Paragausim. Ką šakutės išpakuojam? Ką žinau, silkę su garstyčiom. Šiaip įdomi, man gal skaniai, atrodo, sakyčiau. Ir palauk, ką mes dar turim daryti. Ką? Mes dabiški kažką apie jo, save ar kažką tais. Kažką tais pakalbėsim, nežinau. Tai va. Ką čia mes? Padu. Ką žinau? Ką žinau, silkius kaip silkius. Grinai. Ištipsi mašiną. Gerai, palauk dabar. Nu, tik neapsidrafsyt reikia. Jo. Parodyk į ekraną. Labiškai. Aišku, aplipus viskom, bet... Nu gerai, aš pirmus ragauju. Aš jau galvoju. Kas yra neskanu? Ne. Rimtai? Aš tai nepirčiau antrą kartą. Taip, va. O, fui. Ką žinai? Tau normaliai? Labai saldu. Saldžias garstyčias įda visokių prieskonių ant viršaus. Ne, man ne. Bet pati silkė labai skani. Pati silkė gal nieko, bet marinacija tikrai nerekomenduojam. Mes nepripratę prie to, bet... Jo. Gerai, Bet aš tada prisimenu, kai mes pirkom vieną silkę, tai jinai buvo net saldesnė tam. Jo, buvo saldesnė. Bet to man tokia druskas turinti biškį. Ne tai, kad tik saldumą, bet druską. Man ką, žinau, gal visų bulvykiam krietinio skaniai būtų. Gerai, kas čia dabar? Čia yra agurkų ir burokėlių mišrainė. Čia irgi tik, kaip ir daniška gaunas. Šiaip tiksliai nepasakysim, ar čia viskas, ką valgysim, yra grinai daniška, bet labiau, visokių tie lakricas, jiem labai patinka tokie dalykai ir mes jėmėm to, ko mažiau matome ir Lietuvoje, ir kur, žinai. Gerai, ragausim šitą. Gerai, kažką dabar tada pasakom. Nu, tai gerai, tai tu kalbė kažką gauni. Gerai, mūsų tas YouTube čia pasirodėms prasidėjo nuo... Nusipirkom butą. Atsargiai. Ir norėjom taip filmuoti, įsiamžinti ir viską. Ir kažkaip galvojom, gal reikia kažką tais parodyti ir iš Danijos, kaip mes čia, ką veikam ar... Nu ir kaip? Ne, aš galvoju, kad aš tau girdėsis labai mikrofonas. Nu tai va. O šiaip mūsų visas tas dalyks yra prasidėjęs nuo sausio mėnesio, mes pradėjom video kelti į TikToką, į Instagramą ir su Facebook kartu. Tai va dabar kažkiek filmuojam ir YouTube'ą. Gerai, aš dabar ragausiu. Man tai visai skanu, ką žinau, prie kokių ta prie mėsytės kokios. Tu tai nemėgsti raugintų dalykų, tai. Ofu. Ne. Aš žinau. Ne, man ne. Iš rankos čia bus. Nu, nieko nevalga. Aš tai viską valgau, man skanu viskas. Ne. Tai va, kas čia dar apie save? Nu, dabar tu kažką pasakyk. Aš net nežinau, ką pasakyti. Viską pasakėjau. Tarsi, dirbam Danijoje, klausia žmonės, ką dirba. Dirbam prie eglučių, kalėdinio. Kalėdų senelė padėjėjai. Dirbam sezoninį darbą, grįžtam į Lietuvą, būnam pusę ant pusės.
pusę Lietuvoje laiko būnam, pusę Danijai laiko būnam, bet realiai vis tiek planuojam pasilikti vėl Lietuvoje su viskam. Su viskam. Su viskam, tai nežinau. Tai va. Tai dabar ragausiu aš bulių salotų. Aš žinau, kad jos skanas, bet, parodysiu. Čia yra vienu žodžiu, taip ir kai sakė Danielius, kad čia bulvės, svogūnai ir panašiai, man taip atrodo. Ir majonkė, man atrodo, ar kažkas tokio. Tai, čin. Tai va, čia dėl to klausimo, kad apie save padarykit video ar kažką, tai konkrečiai va taip atsisėdę negalim pasakyti apie tą ir jeigu kažkas duomint, parašykit, paklauskit konkretaus dalyką, nes taip, norim Lietuvoje gyventi, norim. Fū, šis koks neskanus. Baig. Tas skanu. Fū. Belio, kaip gerai. Ragavom, kaip sūrį noriu paragauti. Gerai, ragauk sūrį. Čia juodas, tai nežinau, tai kas nebus anyžių. Liktai šakučių nebereiks. Šalta bulvė. O tau rimtai neskanu buvo? Tai neskanu. Ai, aš gau, kad tu čia specialiai dabar, kad nes aš sakiau. Ir specialiai. Lietuvoje bent jau esam valgę bent jau raudonus, čia yra juodi. Tie mini tokie sūriai. O čia tai raudona? Bandom čia. Gerai. Plėštis. Atsiluk. Aš žinau, kad šitą tipą vašką valgo žmonės, pamačiau. Nežinau, kom čia skirsis. Ne, pastorė tai pusė pas mane, cėlas gavas. Specialiai padariau. Ai, specialiai tu čia. Mozzarella. Mozzarella, man atrodo. Nieko. Tokia. Oi, sobe, garumą. Baby Bell. Bet tai veikia tas paskonis kaip tų, ne? Ten tie buvo kietesnė raudonė. O ne? Man tai Aš yra slankštesnis. Bet granai mozzarella. Šiaip skanu. Visiems sūris patinka. Bet tai labai brangu. Dabar prisivalgysim ant kartą visokių tokių dalykų. Vaškai. Tai kaip tai valgo, gali valgyti. Kaip jie gali valgyti? Taigi normalu, ko čia spjaudais. Grins vaškas. Gerai. Monday cappuccino ice cafe. Va. Čia pirkom, nes tetrapaksas yra ruožinės. Ne. Ne. Nevilkau. Kaip sudaro? Vien dėl to, kad buvo airis. Taigi buvo ne kažkokia tokia. Tu tai padėjai šiukšlę? Čia pas mane. Duok. Kaip skaniai kvep. Nori pirmo paragauti? Ne, aš dar sūrikam tau. O, shake me parašyta. Neprašau. Ar tu savo skonį? Skanu? Ir cukrus ne per daug. Čia. Gerai, tas skanus. Jeigu rašysit, komentuosit čia į tualetą iš kartą, tai taip ir bus. Gali nerašyti net. Aš pirms esu su to susitaikęs. Nice. O, atidariau tuos anyžinius saldainius ir iš karto. Jeigu ką užsigersim. Iš karto. Geras. Bet žinai, man ko trūksta šitai šaltumo. Nes jinai taip pat turi šaltą būt, bet man trūksta to ginai šaldytuvą, žinai. Šaldytuvą įsidėsim. Ai, čia žinai, kaip gali namuose įsipili ir ledukų prisivarai. Jo. Nice. Gerai, biškai greičiau, nes čia tą laiką. Ai, nu gerai. Čia yra tie lakricas tos. Nu. Man vien kvaps jau nepatinka. Man tai skanu. Tau skanu? Vai, tai tau skanu. Tai labai gerai, nereikės išmesti, bent suvalgyti. Vos man tas anyžis jaučia. Nu jaučia, bet... Galėsi valgyti tada. Nu man tikrai, neskanu. Aš esu tokius su karamelė valgius. Aha. Geri buvo? Jo, beliam kaip, aš prisimenu, man žiauriai patilo. O čia taip, aš tai tikėjausi to, žinai, tokio įtraus anyžės skonio, tai tokia kur nupurto, bet čia...
Aš dar bandžiau, man prilipa, bandžiau nugerti, vis tiek prilipa. Oi, tu Da, tarp sau. dantų jis, man tai ne. Gerai, kad tau beveik viskas tika. Ir ką, viskas? Aš neišrankė. Ir viskas tikriausiai. Nu, o mes viską papasakom. Ką? Aš tai nežinau. Kitą kartą, kai jūs rašysit apie save pakalbėt. Konkrečiai paklauskite. Jo, kokių nors klausimų, nes mes... Nežinau, ką jums papasakoju. Ir dabar galim daryti taip. Parašykit tos saldainius, aš noriu dar. Parašykit tuos ar klausimus konkrečiais, gal turat ar tą vieną, ar tą du. Ir žinai, galėsim atsakyti, mes vis tiek video darysim, kai jau grįžinėsim namo ir į tą patį galėsim ir atsakyti tai pilnai. Ai, tu Nes bet dabar, tai skanu. kad dabar kalbėčiai, taip nežinom ką. Tai va. Ai, gal kiek metų galim pasakyti. Man yra 26, Danieliui 25. Esam susituokę jau 2 metai jau greit. 2 metai. Jau greit. Už kelių dienų. Rytoj. Jo, už kelių dienų. Nu, nesakyk tiksliai. Ačiū. Ką dar čia apie save? Šiauliečiai esam. Vaikų neturiu. Neturim vaikų. Ar brolius su sesė? Ne, vyrs su žmona. Jo, vidukas klausė, tai labai panašus, sako. Nu tai va. Ką be? Gerai, ir viskas, dabar ką norėsit, tą padarysit, paklausat, laiką, subscribe, pasišėrinkit, pakomentuokit ir mes skirstomės, nes jau per daug užsitempiam laiką. Nu, ir ačiū, kad žiūrit mumis. Ir jeigu ką, galit parašyti, kaip visada, kai pasakau, ką norit, kad nufilmuotum. Taip, tai va ta kava buvo topinė. Aš saldainiai irgi. Nu tai uždenk tada.